taip pasigražinau, nežinau, ar čia gražiai man išėjo. Ir va čia va yra mūsų avis. Ir čia yra palikta, kad jeigu jos, kai bus jų daug, kai jos visos išvalgy žolę, aš galėsiu, iš tenais bus žolės ir visą laiką jinai ataut galės, o ne tai, kad nebeliks. Tai vat. Ir jo, esu pasidaręs vieną labai svarbų dalyką. Štai vat šitą. Zombių XP ferma. Aš buvau kasinėtis. Nu, atsimenat, praeitą epizodą aš kasinėjau, ten radau tą spawnerį. Ir aš galvoju, nu, čia prieš, nu, po to epizodo, ten praėjo daug laiko, tada susirašiau filmuoti. Bet galvoju, pasikasinėsiu už kadro truputį. Ir paskui darysiu XP fermą. Bet man neįsirašė, kaip aš ją dariau kažkodėl. Ir vat kas tenais buvo progresas neįsirašė. Tai aš čia ne visą iš tikrųjų rodžiau. Čia tik papasakau, kam esmė. Bet va čia tokį takelį padariau iš to spawnerio tų akmenų. Taip, čia nusileidžiam. Čia užtvėriau, kad žinočiau tiksliai kur eit. Čia va tokie laiptai. Ir čia va. Čia yra. Aš čia biškį tokį mapą žaidžiu. Užmiršau įjungti. Čia yra mūsų spawneris. Štai toks. Ir kur mano cobblestone'as? Dabar turiu iškasti iš kažkur. Iš čia. Tai vat. Ir nueinam į šitą kambariuką. Kaip tikriausiai girdit. Ir čia yra, čia jeigu šitos iškirsiu vanduo bus, tai negaliu jų iškirsti. Ir čia jie nukrenta, bet zombiai, kitaip negu skeletonai, jie, kaip čia pasakius, jie negali, neina jų iš vieno hito užmušti. Nes jeigu padarysiu vienu žemiau, tada jie visai užsimuš visą laiką. Jeigu šitaip, tai čia dar su šarvais, pamatot, kartais 3, o kartais 2 užtenka. Bet dažnai 3. Ir kažkodėl kai kurie užsimuša. To aš nežinau dar. Tai vat, kai nueisim į pragarą, galėsim pasimti tų turim arbūzų, nes radau tą tokį šachtą. Tai tada užmėsim vieną tą gydymo instant health potą ir jie visi mirs, nes ant zombių, visokių numirėlių viskas veikia atvirkščiai. Tai vat, ir tai tada jos tiesiog paimsiu, prisikaupsiu, užmesiu ir iš karto. Taigi, ką šiandien norėčiau padaryti? Mums, kadangi turim fermą, čia tas kaimelis, kur atsiradom, kadangi turiu fermą šiltą zombių, aišku, jinai nėra pati geriausia, bet kol kas užteks, aš norėčiau pasidaryti vieną dalyką. Tas dalykas būtų kambariukas, bet tas kambariukas turėtų būti vienam dalykui. Jis turėtų būti mūsų enchanting kambariukas, nes aš dar tokio neturiu. Ir iš tikrųjų tai aš turiu idėją, kur aš daryti galėčiau jį. Bet tikriausiai dabar pasidarysim visiškai kitoje vietoje. Čia aš avį vedžiausi, tai reikėjo taip. Čia tokį takelį, bet aš dabar nežinau, kodėl pro čia einu. Taip pareisim. Tai va, čia namai, čia grybas. Ups. Nemiriau. Priguliau. Ir jūs tikriausiai paklausat, kasgi po velniais yra čia. Taigi tokių Minecraft'e nebūna. Taip, jis nebūna. Ir čia yra labai naudingas dalykas. Matote durability 791, ane? Pasiemam kokį nors ar saplingą, ar žolę, spaudžiam, veikia kaip bonmėlas. Ir nenaudoja durability. Matot? Tai čia yra žiauriai gerai. Dar knockback 2 turi. Tai čia yra iš vieno modo, galbūt žinot, tai yra Power Gems.
Jisai prideda visokių ginklų, tam tikrų tokių su supergaliomis ir tų, kaip jie yra, ir šarvų, kurie yra žiauriai geri. Tai va, dabar aš noriu ir turiu dar vieną. Kažkaip, neatsimenu kaip vadinasi tiksliai, bet atsiprašau. Štai pasiėmau, mums reikės šito. Ir štai, ką aš buvau užsimaininęs, čia ir truputį panaudau daiktų. Ir jo, čia irono buvau kokius 4 ar 5 takus radęs, kaulo nesveikai daug, deimantų nėra jau tiek daug, 12. Tai vat pasiėmam mūsų geležį. Ir aš tiksliai dabar nebeatsimenu, kaip ten daryti. Gal taip. Jo, palaukit truputį, aš tuoj grįšiu. Taigi grįžau ir sužinojau, kad tas modas vadinasi Special Armor, nes buvau užmiršęs. Ir receptą sužinojau. Tiksliau prisiminiau. Štai, turim vieną raketą. Štai turim antrą raketą. Mums dabar, neužteks. Pasiėmam vieną baldokelį. Štai taip. Ir štai taip. Ir dabar sudedam šitas taip. Turim reaktyvinę kuprinę lietuviškai. Jūs tikriausiai jau galite nuspėti, ką jinai daro. Taip, jinai skrenda. Ui, matot, aš nekreipti esu. Ir iš tikrųjų šitą kuprinę nenaudosiu taip, kad skraidyti, nes tai tikrai neapsimokėtų tai daryti, nes čia yra žymiai geresnių būdų, kaip greitai tai yra judėti. Nes yra, žodžiu, aš esu kaip ir tokius, kaip čia pasakius, galim sakyti, kaip susižiūrėjęs jau kombinaciją šarvų, kurios būtų žiauriai OP. Ir kaip matot, neimu damage to. Tai šitą naudosiu tikriausiai pragare ir tame ende. Nes taip tas man jis nelabai apsimoka, nebent statau kažką tokio. Nes taip jis labai lėtai su juo skrenda. Taip, ką aš šiandien norėjau padaryti? Užmiršau, ką aš šiandien norėjau padaryti. Ai taip, Enchanting Table. Matot, turiu kažkiek knygų. Turiu medienos, šitas naudosiu, šitą naudosiu, nes šitas labai daug. Ir taip, pasidarom taip. Galbūt mano pelytė labai garsiai girdi, tai dėl to, nes vieną išsikroviau batareikas, aš šitą belaidę, tai dėl to. Štai, 14. Aš neatsimenu, ar 14 reikia, ar kiek, bet naktis. Permegam. Aš neatsimenu kiek, bet aš šitą Enchanting Table perkelsiu. Galbūt net 2 pasidarysiu, nes čianais aš turiu tokį sugalvojęs, tokį kaip namelį. Ir iš tikrųjų žiūrėjau tokio Minecraft video tame LTP 2 sezone. Nes dabar yra, kaip žinot, 2. Aš jame nežaidžiu, nes aš nesu niekiek nepopuliarus. Tai jisai įkėlė tokį video, kur tenais aprodinėjo savo namą, tenais idėjas, sakė, užmušau šitalį. Ir man kilo per jį tokia idėja. Tai būtų pastatyti, ten kur yra tas ežeriukas, kaip ir ar tvenkinys, kaip nori taip vadinkit. Tai jame vidury maždaug pastatyti tokias kolonas 4 ir ant jos tokį namelį, bet į tą namelį tokį nulinkus, tokį nutysusi tiltą. Tokį nukarusi, galim pasakyti taip. Ir darysim jau čianais. Ir man kilo žiauriai man patikusi idėja. Čia gal ne. Tai pasidarom dar knygų. Čia mums dabar zombių atsiras, kuriuo aš nežudysiu, nes man dabar nereikia. Ai, ką aš šitą padariau. Taip.
Taip. Taip. Čia dėsim tą enchanting table. Taigi, mums dabar reikia paskutinį ir pačią svarbiausią ingredientą. Tai yra pats staliukas. Tai nueisim, tuoj pasidarysim jį. Aišku, dar reikės nueiti į apačią. Parodysiu, kur kasinėjausi ir iš ten pasimti to, kaip jis yra, obsidiano, nes tenais yra. Jo. Ai, nueisim per čia. Tai vat, ir aš noros, kai čia darydavau didesnį kelią. Nors aš čia kažkaip man tie kalnai taip nepatinka, nes reik per jas laipiot tenais, Jėzus. Kur mūsų tasai? Ir štai čia. Tiksliai galėjau pasiimti savo kuprinę reaktyvinę. Būčiau lengvai užkilęs. Tikriausiai taip ir padarysim. Tai va, čia mūsų arklys. Jisai, aš nežinau, marods 3 šoka. Bet jisai greitas, tuo mums gerai. Turėsim baltą greitą, juodą greitą, asiliuką ten esu užsikalinęs ir rudą, nu tokį plius minus rudą. Tai jo, mums dabar reikia pasidaryti dalyką. Jūs tikriausiai žinot kokį. Čia medienos nebeturiu. Ką aš čia darau? O tak. Štai taip. Ir mums reikia pasidaryti. Kur mūsų deimantokai. Tikriausiai jau žinot, kokį dalyką darysis. Ir kurį pirmiausia enchantinsiu. Taip, jūs atspėjot. Deimantinį tą pikeksą. Ui. Čia iki 12 levelio. Tiksliau iki 13. Paskui tenais 12 bus. Ir dabar labai ilgas kelias. Labai. Kas man nelabai patinka, bet kitaip neina padaryti. Nu, su tais vagonėliais, bet jie gana daug resursų kainuoja ir mums tikrai jų reikės svarbesniems tikslams. Čia galim nubėgti. Tai tenais, kaip matot, yra išėjimas. Tai tenais radau milžinišką keivą. Aš jį visą išvaikščiojau. Ir iš ten prisirinkau žiauriai daug daiktų. Nu, irono, deimantų. Štai mūsų. Turiu kibirką. Čia prakaskim, kad nebūtų lavos, pasižiūrim. O! Štai lava. Labai netikėta ir nenorėta. Štai dar. Čia po apačia bus kas nors? Ne, nebus. Reiks atsargiai. Tai mums reikia 4, kaip tik čia iškasim tą. Laikom shiftą. Ir šį epizodą tikriausiai tik tiek ir pasidarysim, nes per ilgo nenoriu daryti. Tai saugu. Ir iš tikrųjų paskui aš dar už kadro pasirinksiu XP, tenais taip toliau. Ir manau kitą epizodą gal dar nemėginsim statyti, bet aš žadu vieną tokį per vidurį tą namuką tokį nutysęs, aš dar gal per savo pasaulį pamėginsiu pastatyti, ne per savo, per creative, maždaug kokį ir bet jaučiu kitą epizodą arba eisim į pragarą, arba ką nors kitką veiksim. Jaučiu fermą pasidarysim, nes ten tai tokia nieko gero. Nes, nu, labai maža. Aišku, man su šitų grėblių, jinai nesvarbu kokio dydžio, bet aš noriu tokios didelės, kad man nereikėtų kiekvieną kartą eiti ir su šituo gaminti, kad man, nu, iš karto pasidarysim tokį didelį ir su svirties nulinkimu viskas nusiplaus. Iš tikrųjų žiauriai lengva padaryti tokią. Be jokių tenais tų, tiesiog pačią paprasčiausia. Ir tenais buvo arčiau. Kodent. Tai vat. Nueinam. Dabar žiauriai, nu ne žiauriai ilgas, bet ilgas kopėčių lipimas. Kas man nelabai patinka. Tai vat. Iškilsim. Ir
nežinau, apie ką dabar kalbėti. Ir mums reikės 2 deimantų, man rodos. Tai va, deimantų iš vis beveik nebeturėsim. Ir va, kiek čia? Dar 2 deimantai. 7 deimantai tik liko. Aš jų daug ir neturiu. Mums reikia vienos knygos. Ir ją pasidarysim su vienu šitų dalykų. Ir kur mūsų štai 3. Tai vat, pasidedam taip. Gaunam taip. Štai viena knyga. Dabar didingasis momentas. Čia knyga. Ir čia deimantai. Tada! Dabar bėgam ją padėti. Tai vat. Ui. Čia buvo. Kur čia mūsų saulė? Gal dar neateis naktis, nes per naktį aš nelabai norėčiau. Tiksliai, čiut neužmiršau. Pasiemam mūsų šitą. Nes aš dabar tingiu per tą kalną lipti. Štai. Ir aš visą laiką kažkodėl pareinu. Per čia ir pareinu, bet tik tiek, kad aš čia medžiais užlipu. Kažkaip, žodžiu. Reiks prasivalyti paskui iš čia, kad galėčiau normaliai praeiti. Ten, kaip mato, dykumą. Buvau ten, ėjau prašalti tiesiog, bet nieko nerinkau, nes, iš tikrųjų tai reikės kokį epizodą nueiti, nes tenais turim smėlio pasimti, nes iš čia nenoriu imti. Aišku, galėčiau, bet kam to reikia? Tik gadint vaizdą. Ir kokį? Eik tu savo. Mums dar reikia. Noras ar 15 ar 16. Eik tu savo. Pabandom nuskristi kaimelį, gal tenais bus tų mano dalykų. Tų knygų. Nes aš iš ten tik vienas pasiėmiau. Ir tenais dar kaimelį tokį buvau radęs. Matot, su šito žiauriai lėtai skrenda. Aš nežinau, ar kai aš bėgu, gal greičiau negi būna. Aš balną... turiu balną. Aš čia esu prisaukinęs kelis arklius. Tai nubėgsim su jais. Tik aš tiksliai neatsimenu su kuriais. Man atsta juoda esu. Štai jo. Jis nėra pats iš greičiausias. Aš čia tiesiog bandžiau arklius. Ir jis tikrai nėra greitas. Todėl aš jo ir nepasiėmiau. Bet kadangi prisijaukinau ir turėjau balną, tai galiu pasiimti. Ta prasme, su juo nubėgti, bet ne visam laiku pasiimti. Tai vat. Štai taip. Čia nais esu rudą arklį ir tenais baltą pasiėmęs. Kada nors jos, kai turėsim arklides, parsivesim. Tai vat. Tenais iš pradžių, kur pirmam epizode buvau įsikalinęs, aš nežinau, ar aš jas imsiu. Štai. Taip. Tep. Yes, turi knygų. Yes. Duok man. Duok tavo knygas. Tu. Parazitė. Klausyk. Tu pasiėmei mano knygas? Pasiėmei knygas. O čia dar ne ta versija. Duok knygas. Pasiėmė. Tai čia ta versija, kai jau jie gali. Ir aš dabar tikrai skirisiu, nes nenoriu bėgti per zombyną. Tai vat, nežinau, kodėl aš vėpluodamas kalbu. Ir štai tep. Čia matot rudas toks. Pusiau rudas, bet greitas. Aš tenais daug jaučiu medžių prakirsiu, arba prakirsiu tik ten, kur praėjimus padarysiu tokius. Nes dabar tai tenais praeiti tik tais vat su šituo. Arba labai sunkiai jau. Tai vat. Ten kažkokie arkliai. Orai. Ne. Jo. Aš gal prasuksiu kitos vietos, kur nuskrisiu. Taigi
Jo, tuoj. Taigi pasiėmiau ko reikia ir štai galim matyti, koks atstumas neilgas tarp tų dviejų. Aš galvojau, kad dar arčiau gal rasti, bet... Ta prasme, kasinėtis po namų ir rasti. Bet ir čia neblogai, kaip matau. Labai arti. Galim netgi po žemę, kai paskui turėsim visko pasidaryti į svarbiausias vietas ir į kartus. Čia neprižadu. Štai auką. Savam. Iš karto galbūt tikriausiai, aišku, kad būtų vienas smūgis. Oi, ką aš čia darau, grybauju. Štai. Tep. Ir tep. Ir turim visas knygas. Tiksliau, ne visas, bet netgi daugiau negu reikia. Ir aš manau, aš į biškį patrauksiu. Taip, taip, taip. Taip, taip. Ir gerai, čia gal anvil įdėsim. Ir dabar pagal viską taip. Taip, galim gerintis. Ir aš vėlgi prakirpsiu, šiandien daug kirpinėsiu. Bet susirinksiu 30 levelį ir parodysiu, kokį enchantą darau. Taigi, toj grįšim.